Lietuvos moksleivių krepšinio lyga kartu su Lietuvos krepšinio teisėjų asociacija surengė seminarą arbitrams Klaipėdoje. Iš visos Lietuvos susirinkę teisėjai ruošiasi prasidėsiančiam moksleivių lygos sezonui. FIBA taiko tokią praktiką, kad moka nemoka, bet pasitikrinti žinias ir jas prisiminti, pasiaiškinti neaiškias situacijas, taisyklių interpretacijas pravartu kiekvienais metais, nes krepšinis greitėja, žaidimas darosi mobilesnis, daugiau kontaktų, tai norint suvienodinti sprendimus aikštelėje, rengiami tokie seminarai, kur parodoma video medžiaga sakykime, buvusių varžybų, duodamos rekomendacijos, kaip vienoje situacijoje, kitoje elgtis. O fizinis testas tai yra pasitikrinti, kaip teisėjo, kokia fizinė būklė šiuo momentu. Moksleivių krepšinio lyga apima įvairaus amžiaus krepšininkus nuo pačių mažiausiųjų, tad arbitrams tenka nemažai paplušėti dirbant šioje lygoje. Jaunieji krepšininkai turi keletą išimčių iš pagrindinių taisyklių. Moksleivių lyga turi keletą išimčių, ypatingai jauniems žaidėjams, bet tai yra nesminiai kažkokie tai pakeitimai, o keletas išimčių dėl, tarkim, mažiem vaikam baudos metimo linijos peršokimo baudos metimo metu. O šiaip visos kitos taisyklės jos yra tokios pačios kaip tarptautinėms varžyboms. Nieko per daug nesiskiria iš tikrųjų. Moksleivių krepšinio lygoje norinčiųjų teisėjauti netrūksta, tačiau tai nereiškia, jog arbitru gali dirbti bet kas. Pirmiausia, reikia išlaikyti teorinius ir praktinius testus, tik tuomet galima į rankas paimti švilpuką. Šiais seminarais ir norima suvienodinti taisyklių traktavimą, kad žmonės pradedantys, kurie nori pradėti teisėjauti, sužinotų daugiau ne iš knygelės kažką tai, o būtent tokiuose seminaruose. Moksleivių krepšinio lygos rungtynės skaičiuojamos tūkstančiais, tad teisėjams reikia gero pasiruošimo. Juk būtent moksleivių krepšinio lygoje gimsta ateities čempionai.